Sveiki, čia Girių horizontai. Šiandien turim labai retą progą parodyti jums labai retą, labai gražų, deja sparčiai nykstantį paukštį žalvarnį. Kiti jį vadina žalia varna. Bet laidos pradžioj bandysim sugriauti vieną plačiai paplitusį mitą. Esą ten geriausia, kur mūsų nėra. Tokioje žemėje kaip Saksonija-Anhalt, jeigu aš gerai atsimenu, kuri turi apie 500 000 hektaro miškų, tai yra pusė Lietuvos valstybinių miškų, tai iš biudžeto jie gauna berods apie 27 milijonus eurų plus dotacijų prie savo pajamų. Saulius Adomavičius su grupe mokslininkų, kurie rengia studiją apie valstybinių miškų valdymo tobulinimą, neseniai lankėsi Vokietijoje. Mūsų miškininkai domėjosi Vokietijos valstybinių miškų valdymo modelių. Kodėl Vokietijos? Druskininkų vyriausiasis miškininkas Saulius Adomavičius mums paaiškino, prisimindamas istoriją. Miškininkystės, sakykime, šiuolaikinė miškininkystė ir miškotvarka remiasi vokiškomis šaknimis, vokiškais pagrindais dar 18 amžiaus pabaigoje. Vokiečių miškininkas Hartigas suformavo pagrindinį principą tolygaus miškininkavimo, kad negalima miško kirsti daugiau, negu jo užauga. Na ir ant, sakykime, šito teiginio susikūrė šiuolaikinis visas miškininkystės mokslas, taigi kilmė yra Vokietijoje. Beje, su panu Sauliumi apie mūsų ir vokiečių miškininkystės panašumus kalbamės šalia įspūdingojo Raigardo slėnio. Pasigrožėkit operatoriaus Giedriaus Kaupo nufilmuotais vaizdais, kol aiškinsimės, ko galim pasimokyti iš kolegų vokiečių ir kas mums ne visiškai tinka. Jie labai gerai tvarko visus miškininkystės reikalus, tačiau jų miškūkis yra dotuojamas iš biudžeto. Visas miškūkis iš pajamų neišsilaiko. Manau, kad tai nėra visiškai sektinas pavyzdys padaryti taip, kad žmonės dirbantys miške nebūtų suinteresuoti tuo finansiniu savo darbo rezultatu galutiniu. Jie uždirba pajamas, jie parduoda medieną, jie uždirba pajamas už rimtesnės kažkokias tai privačių miškų savininkų konsultacijas. Na, smulkios konsultacijos, kažkokie patarimai, tai jie yra nemokami, bet kursai, mokymai yra mokami. Ir pajamas jie uždirba. Bet tos uždirbamos pajamos yra gerokai mažesni pinigai, negu yra jų sąnaudos, negu jie išleidžia pinigų. Taip, kad galutiniam rezultate tas miškūkis savęs neišlaiko. Na ir dar skiriasi Vokietijos miškų valdymas nuo mūsų tuo, kad pas jos sistema yra labiau centralizuota. Sprendimai priimami aukštose sluoksniuose, vadinkime, ministerijose, kurias turi kiekviena federalinė Vokietijos žemė, o miškų urėdijos, kurios yra smulkesnės negu pas mus, yra tiesiog nurodoma, ką daryti, pateikiamas darbų sąrašas ir pateikiamas finansavimas. Kai mes pasakome, kad mūsų tikslas šiuo metu yra duoti daugiau pajamų valstybės biudžetui, jie nelabai mus supranta. Na, stebisi netgi, sakyčiau. Vokietijoje valstybiniai miškininkai, jie yra, kaip pasakyti, jie yra atsakingi už visus miškus, tame tarpe už privačius. Jie ir prižiūri, ir konsultuoja, ir kontroliuoja privataus miško savininkus. O miškininkų, reiškia, miškūkio klausimais nekontroliuoja jokios kitos kažkokios tai aplinkosauginės ar kitos organizacijos. Nes miškininkai yra vyriausiai ir svarbiausiai miško kontrolieriai. Ir miškininkų dirbti miške jau niekas nemokina. Be abejo, jie turi savo vidaus kontrolės sistemą. Aš nenoriu pasakyti, kad miškininkai daro, ką nori ir niekas jų nekontroliuoja. Tačiau miškininkas yra svarbiausias žmogus miške ir jisai geriausiai žino, kaip ten dirbti ir tas jo autoritetas yra visuotinai pripažįstamas. Mūsų šalyje mūsų miškininkai tuo pasidžiaugti negali. Jie nuolatos menkinami, jiems priekaištaujama dėl įvairiausių dalykų. Tai dėl per mažos grąžos į valstybės biudžetą, nors miškų urėdijos vienos iš daugiausiai valstybės iždą pildančių įmonių, tai dėl kirtimų, per mažų arba per didelių. Dabar ypač garsiai kalbama apie miškų ūkio skaidrumą. O apie skaidrumą, taigi mus kontroliuoja begalė institucijų. Tiek valstybės kontrolė, tiek miškų kontrolė, tiek
nepriklausomas auditas, toliau tarptautinė organizacija miškų sertifikuotojai ir begalė viešųjų pirkimų tarnyba. Čia gali vardint. Ne tik mūsų urėdija, bet visos urėdijos turi tinklalapius, kuriuose skelbiame visą informaciją apie mūsų veiklą. Imkim ir yra vadovo metinė veiklos ataskaita paskelbta, kur galim pažiūrėti ir pajamas, ir vidutinį darbo užmokestį, kiek žmonių dirba. Taip pat galima sužinoti apie investicijas. Nes iš tikrųjų mes investicijas planuojam, mums steigėjas patvirtina investicijas ir mes skelbiam jas tinklalapyje. Tai yra viešieji pirkimai ir kiekvienas gali susipažinti su šituo. Ir aš manau, kad apie pardavimus mes taip pat skelbiam, apie medienos kainą skelbiame. Sąskaitų planas, jau čia, sakykime, buhalteriškai, yra labai smulkus, susmulkintas tam, kad kiekvieną poziciją apskaitom ir po to atsiskaitom savo steigėjus. Steigėjas kontroliuoja, juos kontroliuoja toliau departamentas. Čia ta kontrolė eina viens paskui kitą, iš tikrųjų, kas gali daugiau kontroliuoti negu valstybinė įmonė. Lietuvos vyriausybės dabar deklaruojama skaidrumo, efektyvesnio valstybės turto valdymo sieki supranti. Tačiau taip pat supranti, jog vyriausybė turi visas sąlygas tai įvykdyti, nedarydama didelių revoliucijų, negriaudama to, kas pasitvirtino, kas veikia be sutrikimų. Ko trūksta? Gal noro, gal politinės valios, o gal atsakomybės.